Tony Sports. Viskas krepšiniui. Prašau, vyro vedėjai. Dar apie rungtynes. Nu ką, sudėtingos varžybos, gal nežaidėm geriausio krepšinio, kokį galėjom. Per daug gal kažkaip pasileidom, bandėm tą įvykdyti gynybinį planą, kiek treneriai sustatė. Aišku, nesitikėjom, kad laimėsim labai lengvai. Džiaugiuosi, kad gale pavyko mums pagaliau sustabdyti jų tas atakas ir išplėšti pergalę. Kada supratai, kad šiandien teks žaisti labai daug? Kada įėjo į aikštelę. Ne, kažkaip vis dėlto, aišku, su tom pražangom labai ten Nusivijonui ir Rubiniui gal kažkiek ten nepasisekė, aišku, reikėjo žaisti ir mums gal geriau gavosi to mažesnių sudėtimų. Daugiausiai pagirų tau trenerio teko po rungtynių. Visiems vienodai reikia, ne vienas nelaimėsi, žaidėm penkiesi, taip kad gal kažkiek tenais nebus, kad kiekvienas varžybas tenka vienas žaidėjas. Šiandien reikėjo visų, man atrodo, pačiam galėjo perimti kamuoliai, kur Jonas padėjo gynybos, sudėjo visi, kada reikėjo. Žaidėjai dažniausiai, jeigu užsisėdė ant suolo ar epizodiškai žaidžia, jiems būna sunku įsijungti pats šiandien. Mes labai daug šokinėjom kiekvieną kartą, kada įmeti pašokį, žinai, apšilį. Ar labai neįprasta ta centro pozicija pačiam buvo? Visą pasiruošimas maždaug tą praėjau 4-5. Taip, kad nuo pačių pradžių su Kestu buvo šnekėjo, sakė, kad reikės ir to. Taip, kad abi dvi pozicijos žinojo, gal kažkiek, kad tas 5 klubinėse komandose ne, bet rinktinė visą laiką teko žaisti ir anksčiau. Paprastai tie 5 nors yra aukšti, bet ne tokie aukšti kaip šiandien buvo. Nu, žinai, privalumai, aišku, ūgis, gal tas ne toks mobilus jisai buvo, daugiau kažkiek reikėjo kažką atimti. Pasirinkom tą, ką galėjom, tai man atrodo labai gerai buvo sustatyta gynyba, kad siūsti į galinę liniją ir ateina padėti iš silpnosios pusės, taip kaip įvykdėm tą, ką reikėjo. Manai, kas buvo sunkiausiai, kuris epizodas buvo? Monate šiandien? Visos varžybos buvo labai sunkios. Aišku, pačiam gale psichologiškai gal kažkiek tas buvo, bet, kaip sakau, mes visi buvom profesionalų, žaidėm, vykdėm tą planą, niekas nepanikavo per daug ir padarėm tai, kaip reikėjo. Ar galima sakyti, kad čia labiausiai komandinė tokia pergalė šiame cikle visam? Komandinė taip, nes negaliu sakyti, kad išsiskyrė ten vienas žaidėjas, labai daug visi prisidėjo. Aišku, dar ta komandinė pergalė yra pergalė, bet dar tas žaidimas mūsų nėra toks, kad mes galime demonstruoti. Daug metų esate su Čaro vienoj komandai, daug metimų matėte ar ne, bet šiandien vėlgi jisai sugebėjo pataikyti lemiamą dvitaškį. Dar stebina jis savo žaidimų jūs? Ne, tai nestebina, žinau, kad jis tą gali. Šiandien buvo tokia Puerto Riko gynyba, kadangi jie visą laiką jau pro apačią pick and rollų ir tie metimai buvo tenais. Treneris, man atrodo, padarė gerai, kad jisai tinkamų metų išleisdavo, kažkiek palaikydavo ant suolo, kad šviesesnės kojos būtų išėjo ir kai visą laiką pataikė tas metimus, ten buvo labai geroj pozicijoje. Žaidžiant su Dominyka, reiks dar pridėti kokybės ar esate pakankamai? Reikia gerinti žaidimą su kiekvienom varžybom. Kuo toliau eini, tuo sunkiau darosi. Lengviau tikrai nebus, taip kad dar per daug lengvų taškų atiduodam ir po įmesto ir tranzicijoje ir šiaip, taip kad reikia gerinti žaidimą. TonyBet. Lietuviška lažybų bendrovė.